A? Dainuojam? Dainuojam. Tai merginos tipo? Jo. Taip, dabar Klausinomės biškį. reikėjo lygius sudėlioti, sulyginti yra, kad kiekviena daina būtų tokio pačio lygio. Tai va, pasileidom viską per priekį, nes nedažnai turi tokį luxury. Nu, aš tai turiu, bet ne kiekvienas turi. Tai va, tai ir išnaudojam tą progą, kad praeiti per kiekvieną dainą, pasižiūrėti, kur trūksta žemų, kur per daug yra ir taip toliau. Ir vienu žodžiu. Gerai, reikia merginas pakviesti. Galėtų pas mane atberti. Viktorai, dainuosi buvo, kaip nebuvo. Dainuosi? Kam iš čia ruošiatės? Tai va, esmė tokia. Varysim groti į WOMEX, World Music Expo. Tai yra konferencija ir mugė, kuri vyksta kasmet kitoje šalyje. Šiais metais vyks Suomijoje. Ir jau 4 metus iš eilės registruoja Afrodelikis sutartinės ir vis neišrinko mus ir šiais metais pagaliau varysim ten. Ir tai yra didžiausias World Music pasaulio muzikos suvažiavimas Europoje. Ir mes ten varysim pristatyti sutartinių. Tai va. Bus daug vikingų? Dėl vikingų to neramu, ar kaip čia? Kad pagrobs? Visi vikingai yra lietuviai iš tikrųjų, iš Vitingas kilę. Iš Vitingas? Nu, ta prasme. Čia yra realiai tavo proseneliai, viskas gerai. Visi savi. Visi savi. Our saunas are the best. All right. The next song is about ladies. Nu, tai jaučiatės pasiruošę, Niekada nebūni iki galo. bet čia generalinė buvo. Ne, iš tikrųjų žiauriai daug streso. Aš tai bijau. Va, kad bijau labiau. Dar labiau. Nepradėkime. Jei tai jau kojas dreba. Dar reikėtų 2 savaičių, kokių 5 repeticijų ir būtų algų. Ir dar 9 kalnus nuvers. Ir 5 upės perplaukti. Ir 5 upės. Ar atsakėte Ir į klausimą? sunešioti, dar 5 džempus sunešioti ir klubas. Viskas, einam. Tai iki Suomijos. O, jie čia visur bėgioja. Pirmą kartą. Čia turi būti trolių. Čia turėtų būti troliai. Vlada, mumi troliai. Pamiršė bernelį padėkavau.
Tampere. Okay, let's check what we got. We brought some Lithuanian cakes. They're called shakotas. They're made out of 100 eggs. And we brought about 100 of them, small ones. Usually they're really big. And let's see if they survive the flight. Alright. Alright. Yep. Oh, good. Look at that. Beautiful. Alright. I asked my kids to pack them. Kipra, Isabella, let's check the result. Yes. And we made it. Here we go. Shakotas, Lithuanian cake. Yummy. If you come to Womex, you're gonna get one of these. Kas čia? Arbatėlė, šildomės, nes labai šalta čia. Tokias kainas parodė. Kainos. Va 19, 16, va 19, va visai čia. Bebrai. We stand for a world where everyone can enjoy access to music, where they can learn, experience, create, perform, and express themselves through music. Man šitas renginys svarbus mano misijai, kurią aš jau 10 metų, atlieku Lietuvoje su didžiulė meilė. Ir mes turim sutartines ir mes turim kuo dalintis. Ir tai yra kažkas naujo tarp viso šito, kas jau yra įprasta. Ir taip gera žinoti, taip gera matyti, kaip žmonės lieka išsižioję. Labai svarbu save rodyti, labai svarbu dalyvauti viskame, kad mes būtume matomi ir rodyti savo kultūrą. Sutartines, when you are not listening to them, but you actually, as Lolita is doing, and there's really a big revival of Sutartines, when you take part in a circle, it has a certain trance element. When you're singing it, and after a while, you just get into this trance, and it just takes you away. So I think, with electronic music, it's also very similar. You know, like techno is kind of like tribal music, African music. It gets you moving, dancing, and can get you in a trance. So we just try to combine both and respecting basically the heritage, and also it's a very good way for us to introduce it also outside of Lithuania for non-Lithuanians, because we're really proud of this Sutartines, and that it's our heritage.
Visos linksmos, visos gražios, visos gražios, visos gražios, kas pasodina liūtą suolą, kas pasodina liūtą suolą. Esam dabar Tampere Hall, Tampere Talo, vyksta Womeksas, buvom atrinkti pristatyti čia savo projektą Sutartronika. Šiaip į Womeksą norėjau patekti jau labai seniai, tiek ir su Afrodelik, tiek ir su Sutartronika. Jau kokius tikriausiai 5 metus vis registruojusi, nes čia galima bet kam registruotis ir po to atrenka. Tai pagaliau pavyko mums čia atsidurti, už ką labai dėkoju Lietuvos kultūros tarybai, Lietuvos kultūros institutui ir MICui, muzikos informacijos centrui. Vienu žodžiu, esam dabar čia šitoj labai gražioje salėje ir iš tikrųjų tokia ganėtinai nemaža salė. Pirmą kartą šiaip esu Suomijoje ir pirmą kartą Womekse dalyvauju ir bus labai didelė garbė pristatyti Sutartinės tokioje aplinkoje. Čia suvažiuoja delegatai, visokie festivalio organizatoriai, klubų savininkai, leidybinių įmonių, ten visokie veikėjai, vienu žodžiu, iš viso pasaulio. Ir pagrindė čia viskas yra apie pasaulio muziką, apie world music. Tai dabar ruošiamės soundcheckai. All right. A black curtain. Yeah, if you have. Good, perfect. Tik jos patylėjo? Bet nieko nepakeičiau. Nieko nedariau. Padainuokit jūs abi. Tobula. Okay. Reiškia, Eglė nurimo biški. Pažiūrim nuo pradžių gerai dar šitą gabalą, kad, sugrot visą čia tik biški. Tai pačiam garsus nesustai šitą erdvę. Vis geriau ir geriau, biški gerėja. Laikas eina, priprantam po biški. Dabar tiesiog negirdėjau. Tai prieš atvarant čia Kinkos sakė drebėjo, kaip pas soundchecką. Kadangi turim drėmą, o jis ir fainas ir kažkaip labai ramu dėl garso, nes garsas yra svarbiausia. Ir kažkaip fainai, ir čia labai faina salė. Kažkaip ateina garsas ir jisai nepasikeičia ir jaučiu bus fainai. Čia kitoks veidelis. Žodis bus nuostabutis. Biški Kinkos dreba, man atrodo. Ne, man nedreba, čia šūkis. Bet fainai, ne? Kažkaip. Net nuotaika pakilo kažkaip. All good. Trumpai ir aiškiai. Direktoriui kaip. Buvau iš kinas pasiklausyti, atrodo, kad labai gerai skamba viskas, atrodo, bus labai gerai. Tai music talk. Visos gražios, kas pasodina liūtą suolą,
už pasodina liūtą suoleliu. Have a nice bye. Už baltųjų skliautardėlių, už baltųjų skliautardėlių. All the way from Vilnius, Lithuania, and we will perform some sutartinas, which are ancient Lithuanian polyphonic songs, which are UNESCO listed, and we mix them with electronic music. We make them a bit more modern. We're really honored and really glad to have the opportunity to perform in Womex. It's our first time here, so thank you, Womex, for having us. Thank you very much.